ypatingai ilgas, bet man atrodo, kad čia daugiau nei per akis bus. Taigi, Trumpas atvyko į New Yorko bylą į paskutinį klausimą savo imuniteto, kaip sakant, ten dabar sprendimo jau laukiama yra. Pavadino ją antikonstitucinę raganų medžioklę, rinkimų įsikišimo aukščiausių lygių, kas taip ir yra, čia faktas. MJ Truth Ultra rašo, pasiklausykite atidžiai. Trumpo teisininkai teigia, kad Donaldas Trumpas gali būti persekiojamas, todėl gali būti persekiojamas, jeigu gali būti persekiojamas Trumpas, tai tada gali būti persekiojamas ir Džordžas Bušas, ir Barackas Huseinas Obama, tai bus bumerangas. Vieša diskusija jau prasidėjo dėl šitos priežasties, dėl ko aš ir vadinu jį precedentų Trumpu. Bušas ir Obama buvo įsivėlę į pačius baisiausius nusikaltimus Amerikos istorijoje, jie yra išdavikai šitoje šalyje. Kaip Trumpas sako, jie atidarė Pandoros skrynią, aš pagavau pelkę, mes turime viską. Jie sulaužė uždangą, mums dabar leista daryti tai, kas turi būti padaryta. Mes sužinojome dalykus, kur jie nenorėjo, kad mes sužinotumėme. Ir jisai priima visus šitos akmenys ir strėles už mūsų šalį, tam, kad padaryti precedentą didžiausiam bumerango istorijoje. Jisai tikrai... Visi sprendimai, kurie bus priimti prieš jį, jie galų gale bus vis tiek atmesti, nes kaltinimų įrodyti tai neina. Neįrodė nieko. Kiek buvo teismų, kiek buvo kaltinimų, nieko iki šiol niekas neįrodė. Ne vieno neįrodė. Kad nors vienas būtų įrodytas, tai būtų kita kalba. Bet nei vieno neįrodė. O visą tai atidarys vartus persekioti juos visus. O va ten, kai pradės kasti, pradedant karais ir baigiant ko tik nori, va ten tai išlys. Trumpas sako, jeigu prezidentas neturi imuniteto, teismas atidarys užtvankos vartus tam, kad persekioti buvusius prezidentus. Ir priešiška ir priešinga partija darys tai dėl bet kokios priežasties visą laiką. Taip, kad bus karas teisinis ištisai. Čia yra negerai, šiaip jau. Tvarkos mažai, kai šitaip galima, reiškia, atakuoti tada bet ko. Bet tai leis persekioti juos visus. Ir tai yra labai gerai.